Sveiki, čia Mero paspirtukai. Šiandien planas yra įveikti Europos prospekto kalną. Taigi esu Žemuose Šančiuose prie Norfos. Planas yra nuvažiuoti nuo čia iki valstybinės mokesčių inspekcijos Aleksote. Nuvažiavęs ten, aš dar grįšiu atgal, kadangi visai įdomu sužinoti, per kiek laiko galima važiuoti visą ratą. Kelionė gana ilga, 5,4 km, valanda 8 būtų pėstute. Važiuosim pačiu naujausiu ir pačiu gražiausiu Kauno prospektu, Juozapavičiaus prospektu. Labai gražiai sutvarkyti šaligatviai. Pagalvota apie dviratininkus, tuo pačiu ir apie tuos, kurie vairuoja paspirtukus. Yra sutvarkyta tiek nuolydžiai, tiek pakilimai. Pažiūrėkit, kaip gražu. Net nereikia nulipinėti. Nusileidžiu, pakylu. Nesustodamas važiuoju ant 30. Neveikia. Mums žalia. Kaip gražiai padaryta. Negaliu atsigrožėti. Plytelės yra idealaus dydžio. Kadangi visiškai nemėto galo, tos, kur yra smulkesnės, kad ir toj pačioj Laisvės alėjoj dabar sutvarkytoj, jos nelabai man patinka. Vat šitas nėra labai malonus kelias, bet šita atkarpa gana trumpa. Vėl grįžau ant smagiųjų plytelių. Aišku, šitoj vietoj galima važiuoti būtų ir gatve. Artėjom prie Saulėlydžio. Neaišku, kada grįšiu. O va čia va, matosi, kad jau grįžom prie seno. Antras šviesoforas. Gal šitas veiks? Šaunu, veikia. Jau kaip ir kylam į kalną, sakyčiau. Greitis 27. Visai smagu. Noriu užvažiuoti į pačius pagrindinius Kauno kalnus. Kol kas įveikiau tik tai 2, bet įveikiau. Ir tie 2 yra Parodos ir Žemaitės gatvės kalnas. Tai vakar sulaukiau skambučio su klausimu, ar gyvenant Aleksote galima važinėti Europos prospekto kalnų į centrą. Aišku, atsakiau, kad be problemų, bet geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti, teisingai. Kol kas lekiam ant 30. Čia irgi gražiai sutvarkyta, pažiūrėkit. Kaip faina. Vat kad visas Kaunas tai būtų. Kaip meras merui, sakau, Visvaldai, galėtum pasistengti. Ačiū. Ko gero įdomiausia važiuojant į kalną būtų greitį rodyti. Važiuoju ant 22, viena stačiausių kalno vietų. Dviratininkai sustoja pasilsėti, kad be ko, jiems sunkiau. 23 greitis, 24. Na, sakyčiau, šis greitis yra maksimalus greitis, kokiu gali važiuoti dauguma kitų paspirtukų, lygia vieta. O aš čia važiuoju į kalną 28 ir prasideda stačiausia kalno dalis. Peršokam. Opa! Plytelės nuostabios. Yra tas traukinuko efektas, bet pilnai telpu tiek su priekiniu, tiek su galiniu ratu. Važiuot labai smagu, praktiškai kaip per asfaltą, tik tai, kad yra traukinuko garsas. Nežinau, ar girdisi. Greitis 24, važiuoju stačiausia kalno vieta. Pabandom ne pabučiuot stulpo dabar. Kaip gražiai sutvarkyta. Kartosiu ir kartosiu turbūt visą kelią. Taip, greitis 25. Nežinau, gal čia smagiau žiūrėti. Šitoj vietoj dviratininkai liko nuskriausti. Na, ką padarysi? Ne, atsiprašau. Atsiprašau, pagalvota. Pagalvota. Šaunu. Šaunu Kaunas. Kažkodėl visada taip išeina, kad pėstysis eina toj vietoj, kai galiu bučiuot stulpą. 23. Čia ko gero stačiau. Žalia, man dega žalia. Šaunu. Kol kas šaligatvis nei vienas nenuvylė. Nuvažiavimas, užvažiavimas į gatvę taip pat. Tiesa, atsiprašau, jeigu saulė šviečia. Pamiršau paminėti, kad jau įveikėm Europos prospekto kalną. Buvo Minkninkis. Tikrai buvo nesudėtinga. Minimalus, maksimalus greitis buvo 23 ar 22. Na, tikrai ir tai buvo tik tai labai trumpa atkarpa. Taip kad kalnas yra įveikiamas. Beje, vairuoju viena ranka, kas nėra itin saugu, bet
kadangi visi takeliai yra tvarkingi ir galiu juos įveikti, kaip matėte tenais irgi. Čia matau dar tvarkoma nuvažiavimai, užvažiavimai, nuolydžiai padaryti. Daug kur yra didelių aikštelių, taip kad net nevažiuojant gatve, aš galiu važiuoti štai didžiulę aikštelę, kuo puikiausiai. Na, labai gražu. Jozapavičiaus Europos prospektai, na, kažkas nerealaus. Jeigu visas Kaunas toksai būtų, mums čia žalia. Ačiū. VMI. Žiūrim. Taip, 4,75 km. Grįžtam atgal. O, šita pusė irgi sutvarkyta. Kelionė atgal, galvoju, reikia pasirinkti kitą Europos prospekto pusę, kurioje išbandysime irgi takelius. Užvažiuot galima. Palikti senoviniai nuolydžiai. Tokie nelabai smagus. Pažiūrėsim, ar toliau bus geriau. Kadangi maršrutas man nepažįstamas, važiuoju pirmą kartą, šiek tiek pristabdau, ypač ant tam tikrų nuolydžių, kurių dar nesu išbandęs ir nežinau, kuria šaligatvio pusė reikia nusileisti ar pakilti. Taigi greitis šiek tiek nuo to nukenčia. Jeigu būčiau bent kartą išbandęs trasą, galėčiau ją įveikinėti daug greičiau. Gerai, kad moku užšokti bortus. Taip, mūsų greitis 28,6. Vis tik tai šitoj pusiai išradingi nusileidimai ir pakilimai, netokie modernus kaip dešiniai. Bet kadangi plytelės yra stambios, didelės, važiuot smagu. Man žalia. O, šešėlis koks. 33. Labai nedidelis nuolydis yra. Ne taip kaip parodos kalnų važiuojant. Dabar beje, laisvų nusileidimų, nespausdamas greičio svirtelės, važiuoju ant 32. Tikrai smagus nusileidimas, gražus vaizdai. Labai gražus takelis šitoj vietoj. Aha, čia nepadaryta. Vienintelė vieta, kur reikia nulipti. Na, aišku, galėjau šokti, bet koks gražus maršrutas čia ir koks saulėlydis. Smagus laiptai. Labai norėčiau ir Jozapavičiaus prospektą įveikinėti kitą gatvės pusę. Žalia. Greičio rezultatas galbūt šiek tiek nukentės, bet tikrai labai noriu išbandyti aną pusę. Taigi, palauksim dar vieno šviesoforo. Šita pusė, matau, irgi sutvarkyta. Kaip minkštai nusileidžiu, pakylu. Nors po žalios raidės jau šviečia tolumoje. Beliko pervažiuoti gatvę. Haha! Įveikiam. 36 minutės, įvertinant, kad buvo 4 ar 5 šviesoforai, prie kurių gana ilgai stovėjau, po porą minučių. Tai rezultatas iki pusvalandžio. Šaunu. 10 km per pusę valandos. Čia jau gaunasi vos nestandartinis vidurkis. Labai džiaugiuosi šitų rezultatų. Manau, paspirtukas šitą trasą gali įveikinėti kiekvieną dieną labai nesudėtingai. Iki kito važiavimo, važiuokit saugiai. Nuolydis. Gražus. Gražus. Man reikėtų šiek tiek daugiau epitetų sugalvoti žodžiui gražus.